Taigi sveiki atvykę vėl į naują epizodą. Šiandieną kaip ir kavos pertrauką su Kalviu ir aptarsime, ką šiandieną padarėme ir paskaitysiu jūsų komentarus. Tai visų pirma padarėme butelio atidarytuvą, tada štai šią rožę parodžiau, kaip nukaliau pirmas kartas mano. Ir tada štai šį 50 skaičių, gimtadienio dovaną, kaip sakant. Ir šią rožių tokią gražią puokštę, viens kleba, daugiau kiti gerai. Taigi, dar parodžiau, kaip bandau pagaminti, kaip sakant, nusuvyrinti metalą, bet kalviškai, bet neišėjo. Kaip matot, va čia visur prasiskėtė, čia nieko gero. Ir parodžiau geriausią būdą pašalinti rūdis. Čia mano nuomonė pats geriausias būdas, nieko net nereikia daryti, ten labai pigiai sodas biški pripili, elektros pajungi, vandens ten pripili ten ir įdedi. Taigi, paskaitom jūsų komentarus. Dar pamiršau pasakyti, kaip mano kalvystės kelias prasidėjo, tai jau dar toks video išėjo šią savaitę, tai jeigu norite, eikite pažiūrėti. Taigi, pradedam nuo komentarų. Taigi, pradėkime nuo pirmo klausimo. Pirmas klausimas būtų, su kuo filmuoji? Su telefonu, jei taip, su kokiu sėkmės dėkui. Taigi, filmuoju su Samsungu S10, o čia šitas mano Samsungas S6. Tai šiaip nemanau, kad labai gera kamera, bet ką turi su to ir filmuoju. Mačiau, ten yra tų kamerų pirkti, bet 500 eurų, iš kur pas mane tiek pinigų. Tai filmuoju su S10 telefonu Samsungu. Šiaip čia mano mamos buvęs telefonas ir čia buvęs mano. Tai šitą pirmą, vėliau tą gavau ir dabar, kaip sakant, du turiu. Taigi jau savo amžiuje, šitas iš vis baterijos nebelaiko, bet gerai, biški paskaitau komentarus ir gerai. Taigi kitas komentaras, kitas klausimas. Įdomu, su kuo galima atidaryti, gal pademonstruok, kokį čia stebuklą pagaminai. Lietuviai, kaip iš akmens amžiaus būtų čia YouTube'ai, gamina ir rodo šūdų krūvą. Aš atsakiau, jei nepatinka, tai nežiūrėk, nereikia taip negražiai. Bet jisai atrodo, jisai čia iš žvengimo susprogs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 žvengimo emoudžių, tai jisai čia susprogs iš to juoko. Aš atsakiau, kaip ir sakiau, jisai atsakė Vytautas Kalvis. Ir aplamai tau iki Kalvio kaip rankom, kaip rakom iki Kinijos. Gramatika 0 kaip visada iš tokių balvonų ir vėl jisai sprogs iš juoko, jisai man atrodo jau susprogo iš juoko. Taigi video, kaip atidarau butelį su tuo butelio atidarytuvu. Vau, kaip gerai atidaro, eik tu savo, išgerkim už tai. Kitas klausimas, jeigu dar yra, nemanau, kad yra. Kuriame mieste randiesi ar siunti užsakymus paštomatais? Dotnuvoje aš esu, gyvenu čia jaukiai. O siunčiu aš per visą Lietuvą, gal net ir užsienį. Aš vieną jau buvau saulutę išsiuntęs į užsienį, aš nežinau, į Daniją, man atrodo. Taigi jau buvau siuntęs, tai siunčiu per visur, žinokit, iki Australijos galiu nusiųsti, tik reikės biškį sumokėti. Kitas klausimas, sveikas, papasako, kaip pradėjai šitą amatą, kas pamokė, tėtis ar senelis ir dar kas būtų įdomu išgirsti. Taigi jau yra video, jeigu norit, eikit pažiūrėti, aš taip ir atsakiau. Taigi kitas, kiek kainuotų Pirtai Vyli baras. Aš atsakiau viską, jisai man į Gmailą atsiuntė, bet aš jam sakiau ten išmatavimus tu man atsiųsk, tada kainą pasakysiu, jau mėnesį laukiu, nėra, juokauju, gal tik kokias 4 dienas, bet vis tiek. O šito tai iš vis klausimo nesupratau. Sin Striklandas, Zdarava, sūnus. Galit man kažkas paaiškinti, ką čia šitas
Klausimas reiškia, buvo aš nieko nesuprantu, dar parašyta, kad redaguota. Aš šito niekaip nesuprantu, tiesą sakant, klausimo. Tai taip ir neatsakyk, kai pradėjai šį kalvio kelią, laukiam kitam epizode, jau yra. Šaunuolis, taip ir toliau lauksiu kitų video, dėkui. Jau klausimų nebeturiu, tai pradėsim nuo blogų komentarų ir užbaigsime gerais komentarais. Tai pradedam. 11.2.36 report tokį downą. Ten iš vis bairis buvo, senė, tu supranti bairį, jisai čia tiek daug komentarų prirašė, jisai atrodo, kad iš pykčio sprogtų. Įsivaizduoja? Aš parašiau, tai tik juokelis ten, jisai vėl naują komentarą įrašė. 6.16, čia normalu tipo vaikas snargly. Čia va taip, kaip dariau, jisai ir parašė žodžiu. Tau tą peilį į žopą ir pasukti. Pydaras kažkoks rašo. Koks velnės PZDC. Čia kažkoks narkotikas, tas PZDC jaučiu, bet taip nesuprantu. Jisai tiek daug taškių, jisai jaučiu autizmų, serga, suprantat. Ir jisai negali užbaigti sakinio. Jisai toks, tau peilį į žopą ir pasuk toks, pip, pip, pup, pup. Vėl iš naujo reikia. Koks velnės PZDC narkotikas tikriausiai, daug taškis. Laido ryteris. Gal ir jo, gal ir ne, nežinai čia. Tavo tėvukas pamirė, ar čia dėl ko tavęs nieks nesutvarko. Blemba čia toks. Nu šitą bent sakinį užbaigė, bet tu toks lopas esi, aš negaliu. Tada paskaitom kitą jo komentarą. Viens parašė ten tam pačiam video, nekreip dėmesio į heiterius, judėk į priekį ir tobulėk, dėkui tau žiauriai. Aš žinau, kad nereikia į tuos kreip dėmesio. Jisai atrašė, jisai vieną video 3 komentarus surašė. Jisai toks supykęs buvo, aš nesuprantu, jam tokia bloga diena buvo. Aš nesuprantu, jam jisai kaip kalė gal metalą, jeigu jisai bent kažką daro. Kažką, taip jam nesisekė, aš negaliu, jisai sprogo iš pykčio. Ir jisai atsakė tą komentarą tokį, kaip tu skatini judėti debilus pirmin. Čia tu toks esi. Pažiūrėk, tu sakinio net nemoki užbaigti. Autizmus, irgi. Čia kaip Minedui sakyti judėti, toliau nekreip dėmesio į heiterius, daunas tu kurva. Tu seniai mano heiterių nestum gerai. Aš žinau, jeigu aš atsakau į tokius klausimus, jisai dar papilstų komentarų, bus į kažkoks jaučiu, koks 5-metis vaikas rašo ir nesupranta, ką jisai rašo. Čia, kur, kaip parodžiau, kaip pašalinti greitai rūdis, man labai tas video šį patiko. Per pusvalandį būtum nušveitęs ir nupoliravęs tą guolį, taip, kad žvilgėtų kaip katino pautai. Aš šitą nebuvau pilnai perskaitęs, bet geras šitas, kaip katino pautai laiko švaistimas. Nu, aš atsakiau negražiai, nesutikčiau girtuoklį, jisai kažkada buvo parašęs man į komentarus, kad jisai prigėrė tiek harus, tai reiškia alkoholio, kad jisai nieko nebematė, tai aš biškį girtuokliu pavadinau, susitvarkys gal kažkada su alkoholiu. Taigi, dar vienas, man atrodo, dar 2 yra neigiami komentarai. Vėl vaistų fėjas, jinai kažkada buvo rašius, užsipys grabais vėl tą patį parašė, aš nežinau, jinai jau mane užprenumeravo, suprantat, ir jinai mano fanė, aš tik tiek galiu pasakyti. Tai nesutikčiau, neužsipysiu tais grabais, vėl kitas komentaras, jau prie gerųjų pereiname, Taigi, šaunuolis, linkiu tau geros kūrybos, patarčiau galbūt skirti po valandą kiekvieną dieną anglų kalbos mokymus ir pradėti kurti kontentą anglų kalba užsienio rinkai. Nes su maža lietuvių publika iš YouTube šansų uždirbti beveik nėra. Visiškai sutinku, nemanau, kad įmanoma uždirbti gerus pinigus kuriant lietuvių kontentą, net Vaidotas kažkada taip sakė. Bet šiaip ne tam aš padariau, aš noriu pamatyti, noriu parodyti, kad
kaip dirbu, visokius gaminius darau. Nu, aišku, pinigėlį irgi gerai, bet YouTube ne tam pradėjau ir norėjau pradėti, kad pamatytų mane, vau, šitas geras kalvis, aš iš jo užsisakysiu, aš dėl to šį pradėjau, bet anglų šiek tiek moku. Hello, how are you today? We gonna see another comment. Here we go. Gerai pradėjai dėti vidosiukus trumpesni, bet dažnai maladace. Thank you for this comment. Yeah, I started daily vlogs, so it's gonna be shorter but more, but I don't know how you like it. As I do not daily vlogs, I will do them longer but more exciting, because I wanna do very good content for you guys, and I want to see how I do this, I don't know, projects like this sword. It's not really a sword, but it's something. It's my first sword. If you want to see how I do it, I will put it in the description below, the link. So next comment. Tas kitas vadinasi vanadis leguruojama ne mišiniais, o kitais cheminiais elementais. Thank you for the lesson. I really appreciate that. I didn't know. I just googled what makes steel hard, and I read this and I showed to you. But I know that the high carbon steel is harder, and when you quench it, it makes even more harder but more brittle. So thank you for the lesson. I appreciate that. Tikrai esi šaunuolis, aš galvojau, kad tavo tėtis ar dėdė tave nuo mažens mokė. No, I learned it by myself and by YouTube videos, but especially thanks to Andrews, because he made me come here and I work now here, so thanks to him. Gerai, užtenka anglų kalbos, aš žinau, kad labai blogas akcentas ir blogai šneku, taigi paskutinis, man atrodo, čia komentaras. Aš vieną žinau žmogų, kuris turi pavardę Geležis. Gerai tau, daugiau kaip ir nėra čia tų komentarų, gal dar surasčiau, bet nieko neturime. Taigi užbaigsiu šį video čia. Kaip sakant, per šią savaitę padarėm šį butelio atidarytuvą, parodžiau kaip rožę nukalame. 50 skaičių, jeigu matosi, nežinau. Tada damaskas pabandėm, bet dar ne viskas. Dar kitą savaitę turėtų išeiti video, kaip dar vieną kartą bandau, bet dar šiek tiek metalo turiu, tai kieto. Taigi dar kartą bandysim kalti. Ir, kaip sakant, dėkui visus už komentarus, dėkui už blogus, dėkui už gerus. Mažiau turėčiau dėkoti už blogus, nes eikit šikt. Taigi ir susitiksime kitame video, kol kas.